turbūt esu vienas iš tų, kur yra labai pripratę prie telefono. Nes aš pirmiausia, ką ryte padaręs, tai žinoma, patikrinu NBA rungtynių rezultatus vakar dienos, peržiūriu per Twitterį, gal kas nors įvyko ten Amerikoje ir kažkur, be abejo, elektroninis paštas, nes reikia visada bendrauti, derinti visokius dalykus. Instagramą naudoju, irgi tiek savo, tiek humoro klubo reikalam. Ir be abejo Facebookas. Facebookas ne kaip programėlė, bet Facebookas labiau kaip terpė. Prieš kiekvieną praktiškai pasirodymą prisėdu, pasiimu telefoną, atsidarau ir pasiimu užrašų knygutę, kur turiu specialią tokią, kur vien tik tai šitie pokštų vadinamieji setlistai prisėdu ir nusirašau, nes toks man tas nusirašymas yra kartu dar ir pasikartojimas. Bet šiaip per patį pasirodymą, tai kadangi aš jau šitą programą girdėjęs ne kartą ir tai sėdėjau, žaidžiau Doodle Jumpą užkulisiuose, šukinėjau, varkiau telefoną. Aš labai šiaip mėgstu po pasirodymo ten pasidaryti kokią nors su Hebra po pasirodyminį selfie, asmenukę ir ten papostint kur nors. Tas grįžtamasis ryšys, manau, yra malonus žmonėm, kurie ateina pas mus. Ir žinoma, mums geriausias atgalinis ryšys iš jų gaunamas, tai yra juokas scenai, kai būnam. Tai mums ten įdėti kažkokią nuotrauką ir padėkoti visiems dar kartą bendrai, ne tik nuo scenos, yra labai, labai malonus dalykas. Nes mes mylim šiaip savo fanus.